Už centralizuotai tiekiamą šilumos energiją alytiškiai moka daugiausia visoje apskrityje. Nors pastaraisiais metais šilumos kainos ir sumažėjo 22%, tačiau kalbinti Dzūkijos sostinės gyventojai vis dar skundžiasi didelėmis sąskaitomis už šildymą. Brangiai. Tai šiluma daug suvalgo piniginės? Nu, žinot, kitais kartais tai daug, va šiuo momentu va tik tai mažiau. O taip tai nemažai, apie 500–600 tik už šilumą. Kiek suvalgo piniginės šildymas? Visus. Visus? Taip. Tai gyventa ar išeina? Nu tai moteriškė dar kol kas išlaiko. Vieno kambario butas, žinokit, dabar, kaip atėjo sąskaita, vien tik už šildymą 171 litas. Ne, aš manau, kad nesirūpina valdžia mumis. Rinkimai artėja, gal galit ką nors paprašyti valdžios ar pasakyti? Tai tikriausia, į bažnyčią vis pastoviai einu su meru, tai reiks kada nors susitikus paprašyti. Kad kaina gyventojams būtų mažesnė, investuota į biokatilinę. Tai ženkliai sumažino šildymo išlaidas. Visada norėtųsi, kad kainos būtų kuo mažesnės, bet norėčiau pastebėti, kad Alytuje dabar jau yra įdiegtas, iš esmės pilnai įdiegtas biokuro ūkis. Ir dėl šio veiksmo šilumos kaina sumažėjo 22%, palyginti su ta, kuri būtų, jeigu biokuro mes nebūtumėme įdiegę. Tarkim, Alytuje iš 80 milijonų litų, kurie buvo investuoti į biokuro įrenginius, ES parama sudarė tik tai 12 milijonų litų. Buvo numatyta didesnė, beveik 18 milijonų litų, bet ūkio ministerijos sprendimu dalis milijonų tiesiog dėl absoliučiai formalių priežasčių tiesiog atimta ir ES pinigai nebuvo panaudoti. Tai yra didelis praradimas, kadangi jeigu tie pinigai būtų panaudoti, tai šilumos kaina būtų mažesnė. Tačiau ne visos investicijos pasiteisino, sako Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Gediminas Daukšys. Aš jums duosiu paprastą pavyzdį. Prieš kelis metus Alytuje buvo rekonstruotos talpos, kuriuose turėjo būti laikomas mazuto rezervas. O kad jeigu nutrūktų dujų tiekimas, kad turėtų kuo šildyti miestą. Tai vienos tos buvo dvi talpos rekonstruotos, vienos talpos rekonstrukcija apie 1 700 000 litų, ten kainavo, šiais laikais apie 500 000 eurų. Ir kai pažiūrėjome, kiekgi buvo laikoma kuro tose talpose, tai pasirodė, kad vienoje talpoje nepilnai pusė buvo užpildyta, kitoje iš vis nebuvo poreikio jokio. Tai reiškia, tai 500 000 litų, jie yra į padidintą kainą ten cento dalimis ir visi miestiečiai per kažkokį tai laiką, ar per 5, ar per 7, ar per 10 metų, aš nežinau, kiek konkrečiai ten buvo kainų komisijų nustačius, bet kuriuo atveju visi miesto žmonės tą 500 000 litų pirkdami šilumą turės sumokėti Litesko. Todėl yra ir didesnės kainos. Tai čia tikrai ir miesto taryba ir turėtų labai atidžiai žiūrėti, kokių iš tiesų investicijų reikia, ar tikrai jos būtinos ir pagrįstos. Ir manau, reikėtų daryti tik tas investicijas, kurios pigina šilumą. Jeigu statom naują katilą, tai jis turi būti efektyvesnis, mažiau naudoti kuro ir todėl šiluma turėtų atpigti. Deja, monopolistai investuoja kitokią logiką vadovaujantis. Neinvestuosi, užleisi tą ūkį, vėlgi grėsmė, kad po kažkiek metų mes turėsim, kaip sakant, apleistą ūkį ir reikės labai daug investicijų, finansų. Taigi balansuoti tarp to, kiek investuoti, ar ne per daug, ar galbūt visai neinvestuoti, rasti tą viduriuką nėra taip paprasta, manau. Ir man, ir komisija, kuri vertina pateiktas investicijos planus, kuri paskui teikia tarybai. Taip kad, sakau, liūdna, kad mūsų ta kaina yra aukščiausia. Vienintelis kelias, kuris priverstų efektingai naudoti lėšas – konkurencinės aplinkos sukūrimas, teigia Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Kęstutis Ąžuolas. Štai Kauno pavyzdys rodo, kad atsiradus konkurencijai, šildymo kainos ženkliai krenta, o vasarą įmonės netgi kovoja dėl to, kas tieks energiją karštam vandeniui ruošti.
Šiuo metu Alytaus šilumos ūkį valdo Litesco. Sutartis buvo pasirašyta iki 2016 metų, tačiau vėliau jų pratęsta dar 10-mečiui. Kaip žinome, 16 metais turėtų pasibaigti ta pirminė sutartis, bet ji buvo pratęsta iki 26. Tai kaip bus, kai ateis 16 metai, ar reikės bylinėtis savivaldybei, kad tas ginčas yra, ar ta sutartis pratęsta teisėtai ar neteisėtai, čia ginčo objektas. Šiuo metu Alytaus mieste centralizuotų šildymų naudojasi 600 daugiabučių. 1 kvadratinį metrą apšildyti gyventojams atsieina nuo lito 32 centų iki daugiau kaip 5 litų už kvadratinį metrą mėnesiui.